Jeigu jūsų tipinis pirmadienis atrodo taip, atėjote su planu ir po 40 minučių jau sprendžiate 3 skubius klausimus. 2 žmonės laukia sprendimo, o planas, jis jau miręs. Tuomet šis video yra jums. Dauguma vadovų galvoja, čia normalu, mes augame. Norėčiau pastebėti, chaosas nėra augimas. Chaosas yra ženklas, kad jūsų verslas auga greičiau nei jo sistema. Aš esu Diana Satkutė, proceso optimizavimo ekspertė. Ir šiame video parodysiu 5 aiškius ženklus, kad jūsų įmonėje jau tvyro operacinis chaosas. Ir 2 žingsnius, nuo kurių reikia pradėti, jei norite tvarkos, o ne nuolatinio gaisrų gesinimo. Pirmas ženklas, kaip atpažįstu, kad įmonėje nėra sistemos. Užduodu komandai paprastą klausimą. Kas atsakingas už šį projektą? Atsakymas: mes visi po truputį. Kai gaunu tokį atsakymą, iš karto diagnozuoju, jog procesų sistemos įmonėje nėra. Kai visi atsakingi, niekas nėra atsakingas. Koks būna rezultatas? Vieni darbus dubliuoja, kiti mano, kad šis čia ne mano darbas, o jūs, kaip vadovas, galų gale viską tikrinate patys. Tai ne komandiškumas, tai struktūrinis neaiškumas, kuris ryja laiką ir pinigus. Antras ženklas – déjà vu. Sakote, palauk, bet mes juk apie tai kalbėjome prieš mėnesį. Ir vis tiek ta pati klaida. Norėčiau pabrėžti, jei klaida kartojasi, čia ne žmogaus problema. Tai reiškia, kad įmonėje nėra sistemos. Kai procesai gyvena žmonių galvose, tuomet, kai darbuotojas išeina atostogų, suserga arba išeina iš darbo, pasimato, kad tos pačios klaidos grįžta. Arba dar blogiau. Trūksta informacijos apie paties darbo pobūdį. Trečias ženklas – be jūsų niekas nejuda. Komanda laukia jūsų elektroniniu laišku, pasiūlymui, sprendimui, kuris kainuoja tik 50 eurų. Kol jūs susitikime, 8 žmonės laukia. Kol jūs atostogose, verslas sulėtėja. Tai ne kontrolės stoka, tai labai brangus neefektyvumas. Ketvirtas ženklas – terminai. Pas jūs yra orientaciniai. Jei vėlavimas tapo norma, niekas realiai nežino, kiek procesas iš tikrųjų trunka. Ir 5 ženklas – tylus, bet pats brangiausias – informacijos paieška. Remdamasi savo konsultacinę darbo su įmonėmis praktiką, galiu drąsiai teigti, kad tai viena dažniausių laiko švaistymo priežasčių organizacijose. Kur sutartis, kokia nuolaida sutarta, kuri čia naujausia failo versija. Jei jūsų komanda dirba detektyvais, o ne specialistais, chaosas jau laimi. Dabar gera žinia. Chaosas ne charakterio bruožas. Chaosas yra sutvarkomas. Pirmas žingsnis. Ištraukite procesus iš galvų. Paimkite vieną pagrindinį procesą, pavyzdžiui, kaip užsakymas tampa pardavimu ir gautais pinigais, ir nupieškite jį ant sienos arba lentoje. Ne idealiai, o taip, kaip yra šiandien. Antras žingsnis – vienas žingsnis, vienas atsakingas. Kiekvienas procesas turi turėti vieną šeimininką, o proceso konkretus žingsnis turi turėti vieną atsakingą asmenį, ne komandą. Ne visi, bet vieną. Tai akimirksniu sumažina chaosą, sprendimų laukimą ir jūsų apkrovą. Tvarka įmonėje neatsiranda savaime. Ji yra sąmoningai suprojektuojama. Jei atpažinote bent 3 iš šių 5 ženklų, nelaukite perdegimo. Apsilankykite iProces Academy svetainėje, joje rasite mokymus, kurie jums padės paversti chaosą prognozuojamu augimu. Prenumeruokite kanalą ir parašykite komentaruose, kuris ženklas jūsų įmonėje šiandien skaudžiausias. Pasikalbėkime.